Sveiki, brangieji! Su jumis aš Viktorija ir UAB siuvimo stilius. Neseniai gavau prašymą iš vieno Ukrainos piliečio sukurti ir išsiuvinėti antsiuvus Ukrainos kariams palaikyti. Ir aišku, negalėjau atsisakyti. Tad pagalvojau, jog tai puikia proga toliau tęsti mūsų pamoką, kaip konvertuoti paveikslėlius į siuvinėjimo failą. Šiandien jums parodysiu, kaip naudojami nuotraukų konvertavimo įrankiai, bei išsiuvinėsime antsiuvus Ukrainos kariams. Pradėsiu nuo nuotraukos koregavimo ir konvertavimo. Įsikeliu pasirinktą nuotrauką į darbo lauką ir pakoreguoju jos dydį. Visus šiandien naudojamus įrankius rasite kairėje lango pusėje Auto Digidize panelėje. Pirmu įrankiu Insert Artwork galite įkelti paveikslėlį į darbinį lauką. Tai jau padarėme. Crop Background įrankiu panaikinsime nereikalingą foną ir iškirpsime katinėlį. Pasirinkus Crop Background viršuje atsiranda įrankių juosta su skirtingomis formomis. Šiais įrankiais galite nuotrauką apkirpti taip, kad ji būtų ne stačiakampė, o žvaigždės ar širdelės formos. Aš naudosiu laisvo kirpimo įrankį ir iškirpsiu katiną iš fono. Laisvos formos kirpimo įrankis šioje eilutėje yra pats pirmas. Juo naudojamasi taip pat kaip ir piešimo įrankiais, kuriais mokinomės naudotis 5 siuvinėjimo pamokoje. Apvedu katino formą ir spaudžiu Enter. Iš nuotraukos liko tik katinas, o foną pašalinau. Sekantis įrankis yra Adjust Bitmap. Spustelėjus ant šio mygtuko atsidaro langas, kuriame galima koreguoti nuotrauką, pakeisti spalvas į sepijo koloritą arba juodai baltas. Taip pat galite koreguoti nuotraukos ryškumą ir kontrastą. Auto Adjust mygtukas automatiškai pakoreguos nuotraukos ryškumą ir kontrastą. Jei viskas tinka, galite spausti OK. Jei norite pradėti iš naujo, visus nustatymus galite atstatyti paspaudę Reset mygtuką. Aš pasikoreguosiu nuotrauką ir spaudžiu OK. Touch-up Bitmap leidžia koreguoti nuotraukas pasirinktoje programoje. Bernina bendradarbiauja tiesiogiai su CorelDRAW, todėl galite koreguoti nuotraukas ir failus CorelDRAW programoje. CorelDRAW taip pat gaunate nemokamai pirkdami Bernina Embroidery Software Full versiją. Dabar paversime šią katinėlio nuotrauką siuvinėjimo dizainu. Bernina Embroidery Software turi du įrankius, būtent nuotraukų konvertavimui – Color Photo Stitch ir Photo Snap. Pirmą naudosime Color Photo Stitch. Šis įrankis paverčia jūsų nuotrauką spalvotų siuvinėjimo dizainu pagal pasirinktus parametrus. Spaudžiame ant šios funkcijos ir atsidaro lentelė, kurioje pranešama, kad paveikslėlį sumažins iki reikiamo dydžio ir atsidaro papildomas langas, kuriame renkamės parametrus. Galime nustatyti spalvų kiekį ir rezoliuciją. Aš pasididinsiu spalvų kiekį ir spaudžiu OK. Paslėpsiu nuotrauką, kad mums nemaišytų. Ir štai, programa konvertavo nuotrauką į siuvinėjimo dizainą atsitiktiniais dygsniais. Taip galite įdomiau papuošti namus arba pasipuošti savo rūbus jums patinkančią nuotrauką. Tačiau šiuo įrankiu jums reikės gan nemažai spalvų. Kitas įrankis Photo Snap konvertuoja nuotraukas į vienspalvę dizainą, o nuotraukos elementus išryškina skirtingomis linijomis ir jų storiais. Grįžtame atgal ir sugrąžiname nuotrauką. Spaudžiame ant nuotraukos ir renkamės Photo Snap įrankį. Šis įrankis iškart paverčia nuotrauką siuvinėjimo dizainu. Paslėpkime šią nuotrauką. Šiam dizainui galite keisti spalvą, o užėję į nustatymus galite taip pat pakoreguoti atstumus tarp dygsnių bei dygsniavimo kampą. Nebijokite pažaisti su šiais įrankiais. Praeiti visus nustatymus ir peržiūrėti, ką dar galite pakeisti. Visada galėsite grįžti atgal ar pradėti iš naujo. Dabar išmokome nuotraukų siuvinėjimo įrankius. Todėl ištriname nuotrauką ir siuvinėsiu antsiuvo dizainą. Savo antsiuvo dizainą susikūriau Adobe Illustrator programoje ir įkeliu į Bernina Embroidery Software kaip PNG failą. Visų pirma, pakoreguosiu nuotraukos ryškumą su Adjust Bitmap. Pakoregavusi paveikslėlį, pasirenku Prepare Bitmap įrankį ir atsidaro papildomas langas, kuriame paversime šį paveikslėlį tinkamu konvertavimu į siuvinėjimo failą. Apie šią lentelę daugiau papasakoju 4 pamokoje. Pasitikrinu, ar nėra nereikalingų elementų, peržiūrėdama kiekvieną spalvą. Detalių ir spalvų kiekis man tinkamas, todėl spaudžiu OK. Auto Digidize ir Instant Auto Digidize šįkart praleisime, kadangi jų mokinomės 4 pamokoje. Dabar naudosime 4 įrankius. Magic Wand įrankis tai paprasčiausias ir dažniausiai naudojamas. Su juo galite konvertuoti kiekvieną iš paveikslėlio elementų į siuvinėjimą.
Jei norite keisti dygsniavimo tipą, įjungę Magic Wand įrankį apatinėje meniu juostoje pasirinkite dygsniavimo tipą ir tada konvertuokite elementus. Magic Wand Block Digitizer konvertuoja siaurus elementus į satininį kontūro dygsnį. Jį naudosime rėmeliui konvertuoti. Magic Wand Fill Without Holes įrankis ignoruoja smulkesnius elementus esančius dizaine ir pasirinkta spalva konvertuoja kaip vientisą. Šiuo įrankiu paruošime juodos spalvos foną. Paskutinis įrankis Magic Wand Centerline sukuria centrinę liniją iš pasirinkto elemento. Šiame dizaine tokių elementų neturime, tačiau jis puikiai tiktų konvertuoti augalų lapų gyslas ir kitus smulkesnius elementus. Pradėkime konvertuoti nuo juodo fono. Šiam darbui pasirinksiu Magic Wand Fill Without Holes ir paveikslėlyje kairiu pelės klavišu spustelsiu ant juodos spalvos. Kaip matote, programa ignoravo raides esančias centre ir konvertavo kaip vientisą foną. Ta pati padarome su visais juodais elementais. Kadangi viršus ir apačia bei skylutės tarp herbų yra visiškai atskirtos, programa jų nesujungia, bet to mums šiuo metu ir nereikia. Dabar konvertuosiu kontūrą su Magic Wand Block Digitizer. Pasirinku šį įrankį ir spusteliu ant kontūro. Programa automatiškai paruošia tvarkingą satininį kontūrą. Taip pat konvertuosiu ir vėliavėles. Parodysiu, kaip veikia Magic Wand Centerline. Pasirinku šį įrankį ir spaudžiu ant herbo. Kaip matote, konvertavo šią spalvą į centrinę liniją. Man ši linija per smulki, tačiau kaip minėjau, tai bus puikus įrankis kitokio tipo dizainams. Dabar šiek tiek panagrinėsiu Color Magic Method langą. Čia galite pasirinkti vieną iš 3 nustatymų, kaip programa supras spalvas. Pirmas – įtraukia paveikslėlio spalvas į programos spalvų paletę. Antras – naudoja pasirinkto gamintojo siūlų spalvas ir paveikslėlio spalvas konvertuoja į artimiausią atitikmenį esamiems siūlams. Trečias pasirinkimas automatiškai konvertuoja į artimiausią spalvą esančią programoje, tai yra neatsižvelgiant į siūlų tipą. Pasirinksiu antrą variantą ir siūlus Metzler Poly Sheen. Tai puikios kokybės siūlai siuvinėjimui, kuriuos galite įsigyti pas mus siuvimo stiliuje. Dabar baigsiu konvertavimą su Magic Wand įrankiu. Pasirinku šį įrankį ir norimą dygsniavimo tipą. Spaudžiu ant kiekvienos iš raidžių bei ant herbo. Ir štai, visas paveikslėlis konvertuotas. Liko pasikoreguoti dygsniavimo tipą, siuvinėjimo eigą ir pasitikrinti failą. Taip jau ne kartą darėme ankstesnėse pamokose. Antsiuvams rekomenduoju naudoti tvirtesnę medžiagą. Tokio jums tikrai galės parekomenduoti specializuotos medžiagų parduotuvės. Taip pat, siuvinėjant antsiuvus, geriau rinktis tankesnį siuvinėjimą. Todėl beveik visų elementų tankumą padidinsiu iki maždaug 0,3 mm. Bei pakeisiu dygsniavimo kampus. Išdėstu elementus pagal norimą siuvinėjimo eigą, pasitikrinu dizainą ir jį eksportuoju. Vieną tokį antsiuvą siuvinėjimo mašina siuvinėjo apie 60 minučių. Jis gavosi puikiai ir dabar jau keliauja į Ukrainą. Šiandien siuvinėju su Bernete B79 Jaja Han Edition. Pirkdami šią siuvinėjimo mašiną, programą Bernina Embroidery Software 9 Creator versiją gausite dovanų. Ačiū, kad buvote kartu. Jei norite daugiau tokių pamokų, spauskite patinka ant šio video
Rašykite komentaruose savo klausimus ir ką norėtumėte išmokti toliau. Nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalą ir spausti varpelį, kad nepraleistumėte mūsų teikiamos naudingos informacijos. Slava Ukraini ir sėkmingo siuvinėjimo. Iki.